Sveiki, sveiki, šiandieną su jumis Aušra ir šiandien aš jums atskleisiu paslaptį būtent Yes Global kompanijos marketingo vietą, kuri pirmų žvilgsnių kaip ir nesimato. Ir kai pati klausiau pirmus kartus tą marketingą ir jį klausiau ne vieną kartą, aš galvoju, tai kur yra vis dėlto čia tie milijonai, apie kuriuos kompanija kalba lyderiai, kurie jau anksčiau atėję, kurie jau gauna tam tikras pajamas tūkstančiais ir daugiau. Ir aš galvoju, apie kokius jie čia kalba milijonus. Tai galiu pasakyti, kad visas tas supratimas apie marketingą iki galo ateina, kada tu jau pradedi dirbti, kada tu pradedi gauti pajamas ir supranti, kaip viskas dėliojasi. Tai aš esu Aušra Stankevičienė, Yes Global kompanija su 2 mėnesiai jau pasiekiau 4 rangus. 4 rangas $10,000 tavo sąskaitoj uždirbta. Tai parodo mūsų rangus. Rangai mums atidaro galimybės uždirbti dar daugiau į gilį. Bet šiandieną aš kalbėsiu šitam video apie tik tai vieną kompanijos bonusą, kuris prisideda prie kitų einamų bonusų, kuriuos mes gaunam kiekvieną mėnesį. Tai šiandieną būtent kalbėsiu apie atlygio plano bonusą, kuris mums yra mokamas iš aktyvacijų kas mėnesį pakartotinai. Tai reiškia, nei iš registracijų, nei iš partnerio pakvietimo, kadangi kompanijos marketingas yra sudėliotas iš linijinio ir binarinio, tai būtent šitas bonusas yra iš linijinio tinklo ir iš jūsų asmeninių partnerių iki 10 gylio kalbėsim šiandieną ir ką reikia padaryti, kad gauti šito bonuso kuo daugiau ir kuo greičiau. Tai einam toliau. Tai taip atrodo šitas bonusas. Ką jisai duoda? Turbūt jau esate negirdėję, o dar jeigu negirdėjo, tai būtinai paklausykit apie mūsų marketingą. Ateinant į jį mes mokame už paketus ir paketus mes galim pasirinkti, ar su vienu produktu ateisim, su 3, ar su 12 produktų, ar su 26. Bet ką noriu pasakyti, netgi ir šitam atlygio plane labai svarbu, su kokiu tu paketu atėjai. Aš esu maksimalistė, aš visą laiką darau maksimumus, todėl aš atėjau, aišku, su pionieriu, net ir kalbų negali būti. Į verslą ateinant reikia būti pasiruošus ir čia negali būti jokių pasiaiškinimų ar pasiteisinimų. Aš pažiūrėsiu, aš pabandysiu, aš pagalvosiu, ar čia man apsimoka. Tai galiu pasakyti, jeigu jūs apie verslą galvojate, kad jūs įdėsit vieną kojytę ir kažką pabandysit, kažką padarysit, gali būti, kad jūs jau daug kartų tą darėte, žinokit, šitas verslas ne jums. Jeigu jūs nenorite išeiti iš savo komforto zonos ir padirbėti pačioj pradžioj, ypatingai labai svarbu, kada kompanija tik ateina į rinką. Yes Global kompanija dar nėra metų, kaip išvis išėjus į rinką. Jinai yra iš Malaizijos kompanija, turi visus reikiamus dokumentus, sertifikatus, produktas unikalus, šiandien apie jį nekalbėsiu, kito atveju manęs šitoj kompanijoje nebūtų. Nes labai svarbu ateinant į kompaniją pasirinkti produktą, kuris būtų veiksmingas, reikalingas kiekvienam, tiek dideliam, tiek mažam ir, aišku, atlygio planas. Nes kitu atveju mes būsim vartotojai, o ne darbuotojai. Ne? Jeigu mes ateinam daryti verslą, atlygio planas mus turi tenkinti, nes mes ateinam dirbti, mums už tai turi būti dosniai sumokėta, ar ne taip? Jeigu kas su manim netinka, po video komentuokite. Tai aš esu Aušra, kurių komanda čia dar tik pradžia su šitoj kompanija, kaip ir minėjau, 2 mėnesiai.
Ir patirtis mano yra jau šiokia tokia su marketingu, dėl kurios aš būtent darau šitą video. Kur yra didžiausi pinigai šitoj kompanijai? Tai yra būtent iš linijų marketingo. Ir ką jums reikia padaryti? Pačiam pasistengti, kuo greičiau tapti pionieriu. Jūs galite ateiti ir su bulderiu, paskui pasidaryti atnaujinimą. Šiandien ne apie tai. Apie paketus mes turim atskirai video, mes atskirai už juos gaunam atlygį ir taip toliau. Bet linijinis marketingas, kuris mums duoda mėnesio aktyvacijas. Ir žinot, aš labai dažnai gaunu pasiūlymų. Oi, pas mumi labai gera kompanija, jūs tik ateikite, jums nereikės jokių paketų pirkti, jums nereikia privalomų aktyvacijų kas mėnesį daryti, jums nieko nereikia investuoti, jūs tik ateikite ir paskui kviečia uždirbti. Tai uždarbių nėra, mylėjai, jeigu nėra aktyvacijų, jeigu nėra paketų pirkimų, jeigu nėra binaro kompanijoje, uždarbių ten nėra. Jūs tiesiog būsite ten vartotojais ir naudositės tom nuolaidėlėm, dovanėlėm. Jeigu jums to užtenka, nuolaidėlių, dovanėlių ir jūs galvojate, kad jūs tai prisidurėt, tai vėl šita kompanija ne jums. Čia yra dideli pinigai, čia reikia įdėti pradžioj darbo, bet jūs čia ateisite uždirbti. Susitvarkysit savo sveikatą, savo artimųjų sveikatą ir uždirbsite didelius pinigus. Ir dabar aš jums parodysiu, ką jums reikia padaryti. Visų pirma, kaip ir minėjau, įsigyti vieną kažkurį iš paketų pirmą pačiam. Jeigu žmogus nenori pats mokėti, kodėl jam ateidami kiti partneriai turėtų mokėti, ne? Nu tai logiška, pirmiausia susimokam patys, kad gautume grąžą. Ir pradedam dalintis informaciją, pradedam vartoti produktą ir dalintis informaciją. Kaip tą daryti, vėl mes komandoje turime atskirus mokymus, ne? Ir dabar kas dar yra, kadangi, kaip ir sakiau, ir binaras, binariai yra dvi kojos. Statom vieną partnerį į kairę, kitą į dešinę, partnerį į kairę, kitą į dešinę. Ir dabar žiūrėkit, va šitą lentelį labai aiškiai parodo. Jeigu jūs esat konsultantas, jums užtenka vienoj pusėj dviejų partnerių ir kitoj pusėj. Va, ir viskas, jūsų uždarbis ties 4 lygių užsidaro. Ir jeigu jūs nepasikelsit rango, jūs galite kiek nori tų partnerių registruoti, jeigu jūs esate konsultantas, jūs gausite tik tai iš 4 gylių. Lygiai taip pačiai lyderis, kuris ateina su 3 produktais, jam tik tai 6 gyliai. Jau jam 3 į vieną pusę ir 3 į kitą partnerį, jam atsidaro 6 gyliai. Jeigu jūs esat bulderis, jums atsidaro 8 gyliai, reikia į 4 partnerius į vieną pusę ir į kitą, bet jeigu jūs esate pionierius, jums užtenka pasistatyti į vieną pusę 5 partnerius ir į kitą. Aš suprantu, kad jūs tai padarysit ne per vieną dieną, aš irgi ne per vieną dieną padariau, bet kokie čia partneriai turi ateiti. Jūs atkreipkite dėmesį, kompanija moka 95% už 10 gylių. Už pirmą gylį ir antrą jums moka 10 ir 15%. Jums reikia turėti 2 partnerius, vieną kairiai ir dešiniai, kad šitie gyliai jums atsidarytų. Paskui už 3 ir 4 gylį moka 20 ir 15%. Ir čia jau reikia kairiai 2 partneriai ir dešiniai turi būti. Čia yra viskas bendrai, ne? Ir dabar žiūrėkit. Atrodytų, o viskas gerai, jau 2 partnerius turiu ir gerai. Tie partneriai turi padaryti tą patį, kad jūsų komanda plėstųsi. Aš parodysiu jums kitoj lentelėje, kaip visą tai turi atrodyti, bet vis dėlto, kaip nebebūtų, šiandieną kalbėsime apie 5 partnerius vienoj pusėj ir kitoj. Jūs dirbate su viena vieta ir jums reikia 5 aktyvių partnerių. Aktyvus partneris tai nėra tas, kuris aktyvavo tą mėnesį vieną vietą už 16 CV taškų, ne? Tai yra mūsų vienas produktas, aktyvacija mėnesiui $28. Eurais taip pat. Tai žiūrėkit, to neužtenka. Jeigu jūs norite turėti didelę komandą, aktyvus partneris tai yra tas, kuris pakartos tą patį. Tas, kuris pasikels save iki pionieriaus arba iš karto ateis pionierium ir tas, kuris
sugebės ir kairiai, ir dešiniai turėti aktyvių partnerių. Aktyvių partnerių tų, kurie jie darys tą patį. Ir žinot, aš galiu pasakyti, kad gali būti, kad jums neužteks 5 užregistruoti. Gali būti, kad jums reikės 10 ar 15 ar 20 partnerių užregistruoti į vieną pusę, kad atsirastų tie 5 aktyvus, kurie pakartos tą patį, kad jų partneriai irgi pakartos tą patį, suprantat? Tai šiandien aš kalbu tik apie vieną bonusą, kurių pas mus yra dabar šiuo metu 6, paskui tai yra 7, paskui bus 8. Tai dabar žiūrėkit. Aktyvūs partneriai tie, kurie dubliuoja savo sponsorių, kurie atkartoja. Nes tarp jų atsiras pas jūs ir vartotojų. Ir jūs gausit iš jų vienkartinį komisinį, jeigu jisai ten kažkelintą mėnesį aktyvuos, jūs gausite tam tikrą komisinį. Bet dabar atkreipkite dėmesį, 95% moka kompanija už aktyvacijas, už jūsų visą komandą. Tai 10 gylių. Tai aš nei vienoj kompanijoje dar šito nemačiau ir negirdėjau. Ir tai atrodytų neįmanoma, bet dėja tai vyksta. Ne? Pas mus kompanijoje tai vyksta. Ir mane labai sužavėjo iš viso aplamai visas marketingas, kuris yra labai dosnus. Bet šitas bonusas, jisai unikalus. Ir kai aš supratau, kokie čia dideli guli pinigai, aš supratau, kodėl man reikia tų 5 aktyvių į vieną pusę ir 5 aktyvių į kitą pusę. Ne? Ir dabar dar vienas momentas, koks yra labai geras, yra kompresija. Jeigu jūsų vienas iš partnerių, kurie registruoti kairiai ar dešiniai, nepadaro aktyvacijos kas mėnesį, arba, pavyzdžiui, kažkurį mėnesį praleidžia, tai jisai yra peršokamas ir iš 11 gylio partneris atsiranda pas jūs 10 gylį. Įsivaizduojat, jūs niekada neturėsite nuostolių. Nuostolis bus tik tai tam, kuris turi komandą ir nedaro aktyvacijos. Aš nekalbu apie vartotojus. Vartotojams nėra privaloma, nes jiems ir tas uždarbis gal nėra tiek suinteresuotas vartotojas. Bet jeigu vartotojas pradės dalintis apie produktą, jisai pats save sveikatinas ir pradės dalintis su kitais, jisai tikrai gali užsidirbti pirmiausia savo produktą turėti nemokamai, o paskui ir turėti papildomas pajamas. Tai dabar sekanti skaidrė, aš padariau paskaičiavimus. Kaip ir minėjau, kad atsidarytų visi 5 gyliai, mums būtina turėti 5 vienoj pusėje ir 5 kitoj, kurie darytų aktyvaciją, tai vienas iš žingsnių. Bet jeigu mes paskaičiuosime, aš paėmiau pavyzdį su 2 partneriais, tegu bus tie 5, kurie daro aktyvacijas pas jūs, nes kitu atveju jums neatsidaro visi 10 gylių, ne? Bet daleidau tokį skaičiavimą, kad jūs turite vienoj pusėje 2 aktyvius partnerius, kurie jūs atkartoja, ir kitoj pusėje 2 aktyvius partnerius. Ir dabar žiūrėkit, kokius aš čia padariau paskaičiavimus. Jūs turite iš viso aktyvius 4 partnerius, ne? Jie per mėnesį nuperka po vieną produktą už 16 CV, tai bendra suma bus 64 CV. 10% už tuos 4 partnerius jūs gaunat $6,4. Čia už pirmą liniją. Antroji linijoje, jeigu jūsų šie aktyvus 4 partneriai padarys tą patį, irgi užregistruos vienoj pusėje 2, kitoj pusėje 2 ir turės irgi po 4 partnerius, tai iš viso jau jūs antroji linijoje turėsite 16 partnerių, ane? Jie nupirks po vieną produktą už 16 CV, tai bus 256 CV, už juos kompanija jums sumokės po 15%, jūs gausit $38.40. Atrodo nedideli pinigai, bet einame toliau. Žiūrėkit, 3 gylis. Jūsų antro gylio partneriai, tie, kurie turi po 2 aktyvius, vienoj pusėje ir kitoj, jų iš viso yra 16, jie irgi susiranda po
4 aktyvius partnerius. 2 į vieną pusę ir 2 į kitą. Aš nekalbu, kad jie turi po 5, kurie daro aktyvacijas kiekvieną mėnesį. Kitu atveju jiems neatsidaro giliai. Tų pinigų aš čia nepriskaičiavau, ne? Bet jie turi aktyvius, kurie turi po 2 aktyvius į kiekvieną pusę. Tai gaunasi, kad jie nuperka už 1024 CV taškų. Kompanija už juos sumoka daugiausiai už trečią gylį 20%, jūs gaunate $204 ir 80 centų. Einame toliau. Tie patys iš trečio gylio pakartoja aktyvaciją lygiai tokia pati, po 5 vieno ir kitoj, bet jie susiranda tokius jau labai aktyvius, kurie eis gerokai gylį, jau jūsų 4 lygyje 256 partneriai. Už juos kompanija irgi moka 15% už jų aktyvacijas kiekvieno mėnesio, nupirkta po vieną, mažiausiai po vieną produktą. Pas mane partneriai perka ir po 10, ir po 15, ir už tai, kad produktai perkant yra daug pigesni, tie, kurie užsiema pardavimu, jie tų produktų perka daug. Žiūrėkit, jūs jau 4 gylyje gaunat $614.40, ne? 5 gylis, ką mums duoda, jau 1638, jeigu jūsų visi partneriai tie aktyvus pakartoja tą patį, tik tai 4 partneriai aktyvus. Kiti tik tai aktyvacijas daro, bet jie nekuria taip stipriai komandos, bet kiti aktyvus, ne? Jau jūsų 5 gylyje 16 000 virš nupirkta produkto už CV ir jūs jau gaunate 1638. Čia aš kalbu apie kiekvieną mėnesį, ne? Dabar žiūrėkit, 7 gylį paimam. Jau jūsų komandoj virš 16 000 partnerių. Atlyginimas jau kompanija moka tik tai 5%, kaip ir 6 gylį kompanija moka tik 5%, bet 6 gylį pas jūs jau net 4000 partnerių, ne? Nors kiekvienas susiranda tik tai po 4 aktyvius. Kiti vartotojai, kaip pavyzdys, ne? Žiūrėkit, kas vyksta, pas jumi jau atlyginimas 3000, bet čia tik už 6 gylį. Jūs gaunat už 6, už 5, už 4, už 3, čia viską mes sudedam, ne? Dabar žiūrėkit, 7 gylis, ką mums duoda, jau virš 13 000, 8 gylis mums duoda 52 000, 9 mums duoda 209 000, ką mums duoda 10 gylis? 838 000. Ir aš paskaičiavau bendrą mėnesį, nes už kiekvieną gylį jums atskiras procentas, bet jisai sumuojamas visą mėnesį, renkama, visi daro palaipsniui tas aktyvacijas ir už visą mėnesį gaunasi 1 119 891 000. Aišku, čia aš paskaičiavau po 4 partnerius, kurie pirks tik tai vieną produktą. Gali būti kažkas turės po 3 vienoj pusėje ir kitoj. Gali būti kažkas turės po 1 vienoj pusėje ir kitoj pusėje aktyvius, ne? Ir tie pirks po 10 produktų, ne? Kaip mano komandoj žmonės perka, nes aš ir pati perku už tai, kad man yra naudinga pirkti produktą su 20% nuolaida, kuris yra neribotai, perki kiek tik tai nori, nebe jokių ribojimų, ne? Tai jūs pasižiūrėkite. 1 000 000 virš. Ir aišku, aš jums galiu užduoti klausimą, ar tai įmanoma padaryti? Aišku, įmanoma. Aišku. Jūs supraskit, kad tai darote ne jūs vienas. Čia tik tai laiko klausimas, per kiek laiko mes tai padarysim. Pas mane jau atsidarinėja 6 gylis. Per 2 mėnesius. 6 gylis. Aišku, dabar dar tik po truputį mes registruojame. Todėl, kas yra labai svarbu, kada kompanija jauna, tik išeina į rinką su labai gerais ketinimais, jie labai stipriai suinteresuoti atidaryti Europą ir mes gegužį mėnesį jau turime svečius atvažiuoja iš kompanijos. Produktas unikalus, jo niekada nepamiršite išgerti. Pakuotės nuostabios,
veikiančios, su natūralia sudėtim. Ten gaunasi kiekvienam produkte po 13 ingredientų, kurie irgi turi sertifikatus, įsivaizduojat. Tai mano išsvajota kompanija. Ir aš kreipiuosi į jūs. Nesvarbu, kas jūs esat, ar jūs save laikote tinklininku, ar profesionaliu, ar tik tai mėgėju. Gal jūs kažkiek laiko jau svajojate, kur atrasti kompaniją, kad galėčiau normaliai uždirbti, ne? Tai aš galiu jums pasakyti, Yes Global yra šita vieta. Patikėkit manim. Šita kompanija per mano nuo 16 metų yra 4 ir aš tai neslepiu. Aš visą laiką buvau ieškojimuose. Aš vienur padirbau, kitur tai pandemija sutrukdė, tai vėl kas nors, tai prekių nepristato, visokių dalykų, ne? Bet kada tu atrandi savo, tu žinai, kur tu padarysi karjerą. Ir dėl ko aš drąsiai kalbu, šitas bonusas, tokio bonuso neturi nei viena kompanija. Ir kiek daug yra tinklinio rinkodarų kompanijų, joms laikas jau yra atsinaujinti marketingą. Už tai, kad žmonės ten tapė jau tik tai vartotojais, uždirbti tenai pinigų neįmanoma. Paketų nėra, aktyvacijų nėra, kada perki, kada nori, dovanėlės pamėto ir tu turi būti laimingas. Tikrai ne. Tinklinė rinkodara tai yra darbas, tai yra bendravimas su žmonėms, suteikimas jiem informacijos ir už tai turi būti sumokėta. Ir kada tu gauni daug atsiliepimų, kad produktas padėjo, kad atsirado energija, kad žmogus dažniau pradėjo eiti į tualetą, kad jam sumažėjo pilvas, sumažėjo svoris, atsirado energija, jisai pradėjo gerai miegoti, jam nurimo protas, tai yra nepaaiškinami dalykai, kurie vyksta su mūsų kompanijos produktais. Ląstelių maistas šiai dienai tai yra pats geriausias produktas. Jisai sukurtas pagal naujausias technologijas, kuris veikia tiesiai į kraują čia ir dabar. Unikalų produktą turi kompanija vyrams, todėl tikrai rekomenduoju, susisiekite su manim, esu Aušra Stankevičienė, arba su mano komandos partneriais. Jie tikrai jums suteiks visą informaciją, padės užsiregistruoti, padės įsigyti produktą, supažindins su visų pilnu marketingu, su visų produktų sudėtimi ir su visom galimybėm. Tai tikrai. Ir dabar ant pačio galo dar parodysiu aš jums lentelę, kada yra tikras toks kaip ir paskaičiavimas. Čianai aš iš mūsų viršutinio vadovo gavau šitą lentelę. Jisai čia paskaičiavo, kad pirmoj vietoj 10, kai 160 CV ir gauna žmogus $16, 10 partnerių aktyvuoja po vieną vietą. Tie 10, sako, gerai suras po 9 ir jisai paskaičiavo, kad visi po 9 tipo. Va tokia lentelė. Aš tų lentelių padarysiu daugiau, nes man jos labai patinka. Aš skaičius myliu, ypatingai didelius gražius skaičius, kada jie virsta pinigais, ne? Tai galiu pasakyti, kad jisai paskaičiavo, jeigu visi 10 gylių, visi susiras po tuos 5 ir visi kas mėnesį darys aktyvacijas, kvies partnerius ir eis komandai gylį. Tai jūsų mėnesio atlygis bus $7 925 $416 galutinė suma. Aišku, ir aš žinau, kad bus tokių žmonių, kurie tą padarys. Vieni padarys greičiau, kiti biški vėliau padarys, bet dabar yra pradžia. Dabar laikas pradėti. Ne paskui, ne vėliau, ne po metų, ne tada, kada jūs galvojat, kad jūs šiandien, padarys Europoje atidarymą, tada mes ateisim. Laikas pradėti dabar. Tai kaip ir sakau, susisiekite su manim arba su mano komandos žmonėmis, mes duosim jums visą informaciją, mes turim visą mokymų sistemą, kaip dirbti, kaip bendrauti su žmonėm, kokią informaciją pateikti ir pradėkite dabar, tapkite tais sveikais, turtingais žmonėmis. Su jumis buvo Aušra ir iki kito karto.